O mes tęsėme. Ir dabar scenoje pasirodys Osvaldas iš Klaipėdos. Klaipėda? Taip, Klaipėda. Aš irgi Klaipėdėte, kokiam rajone gyvenam? Kauno. Kauno gatvė. Taip. Jo, papa. O kodėl bedarbis? Tik jaunas. Na, aš tik oficialiai bedarbis, šiaip aš esu toks bičių tipo emigrantas. Ai, kontrabanda. Tai ne, tai reiškia, dirbu užsienį, renku nektarą, grįžtu visą laiką į Lietuvą. Ir batų negali nusipirkti. Ir viską atveži mums. Ir viską parvežu atgal. Ačiū, šaunuolis. Prašau. Jūs moteris esate tikrai nuostabios, bet aš visiškai nesuprantu moterų. Tikrai, vat, pavyzdžiui, vienas sako, žinai, vat, jie tokie gražūs bernai, jie tokie visi pasikėlė, tie pasportavę, tokie, jie visai nemoka su moterimis elgtis. Sako, o vat, jie tokie paprasti, sako, tokie nei gražūs, nei pasportavę, sako, jie tokie paprasti, jie tokie švelnus, tokie romantiški, kaip tu. Ir kaip dabar jaustis maždaug, ar supykti čia, ar čia komplimentas buvo, neaišku. Ir vat, irgi kita dar vienas toks moteriškas atributas, kuris labai mane žavi, tai rankinukas jūsų moterų. Jūs vyrai, kad nors žiūrėjot, kas yra pas moterų rankinukė. Jis tik tai iš išorės atrodo mažiukas, o ten vidų kaip mažas toks nesąmonių muziejus. Ir moteris jį visur tamposi. Vat vieną kartą važiavom mišką grybauti, tai jinai net rankinuką pasiėmė. Sakau, kam tu miške rankinukas, ką tu ten turi? Ai, tai kosmetika, bla, 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 ten smulkmenos tokios. Kosmetika? Kam tu kosmetika? Ką tu ten briedžiam kanopas dažysi? Ką tu kiškiam lūpas ten dažysi? Nieko neaišku. Arba, va, kitą irgi sutikau. Sako, žinai, dabar su tokiu fainu bernu draugauju. Jisai visai kitoks negu jūs. Jisai visai nebando nustimti manęs į lovą, jis man eilėraščius deklamuoja, dovanas dovanoja, rankų nešioja. Tiesiog pasakų princas. Kažkur po mėnesį sutikau. Sakau, kaip pasakų princas. Ai, žinai, palikau aš jį, iš viso molis kažkoks. Kas yra? Aš jį gundau, viliojusiu, iš vis jokios iniciatyvos nerodo, iš vis nelenda prie manęs. Man taigi vyro reikia ne maironio. Tai kaip suprasti? Kaip suprasti, lenda prie jūsų, negerai, nelenda, irgi negerai. Iš viso, čia, aišku, neakmoji moterų daržą, neįsižeiskit, bet man atrodo, kad šiuolaikinių moterų, pas šiuolaikinės moteris tik vieną galvoj, kad atseit pas mus vyrus tik vieną galvoj. O čia dabar trumpam pabėkime į reklamą. Tu alų geri? Geriu. Tu vyną geri? Geriu. O degtinę geri? Aš viską geriu. Tai tavo žmonai nepasisekė. Už tą daktarį, kuris mane gydo, pasisekė. Sveiki sugrįžę po reklamos, bet lygiai taip, kaip mes vyrai nesuprantam jūsų moterų, jūs moteris irgi juk nesuprantat mūsų vyrų. Pavyzdžiui, aš kai žiūriu krepšinį, ne? Davai, varyk, numesk, ką tu darai, durnius. Tai ateina, ko tu rėki, taigi tu sėdi namie, čia, Klaipėdoj, o jie kur žaidžia Vilniui. Aš taigi, kai žiūriu šokių, sako, aš nerėkiu tenai. Kaip tu šoki, nugarą vištą tiesiai laikyk, sukis. Bet mes esam skirtingi, bet gal tai ir yra gerai, nes juk dar žiūrėkit, akmens amžiuje. Vyras išeina į medžioklę, randa mamutą, paukšį kaktą, už uodegos ir atgal į urvą. Viskas puiku. O jeigu vyrai būtų kaip moteris, išeitų į medžioklę, rastų mamutą ir ko čia pas mus toks minkštas, švelnus, kažkokia pempė gautas į medžioklę. Ir noriu pasakyti, kad visai nėra svarbu, ar mes esam vyrai, ar moteris. Visi mes turim tiek pliusų, tiek minusų. Pavyzdžiui, moteriams, jeigu jos ko nors prisidirba, joms nereikia mums pirkti gėlių, nereikia pirkti saldainių, dovanėlių, o iš mūsų jos jų gauna daug, kadangi vyrai dažnai daug prisidirba. O tuo tarpu vyrams eilė prie vyrų tualetų yra daug mažesnė. Pavyzdžiui, moteris, jeigu pora mylisi gamtoje, tuo pat metu gali grožėti žvaigždėtų dangum arba dangaus žydrynę. O vyrai turi šansą būti popiežium. Moteris gyvena ilgiau. Aš vieną kartą savosius paklausiu, sakau, o kodėl, Girdai, kaip tu galvoji, kodėl jūs moteris gyvenat ilgiau už mūsų vyrus? Sako, specialiai. Aš galvoju, kad moteris gyvena už vyrus ilgiau tam, kad vyras rūpužė tenai suprastų, kaip jam vienam be žmonos blogai. Šaunuolis. Ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad visai nesvarbu, ar tu esi vyras ar moteris, Dievas mus visus sukūrė tobulais, tik tos pliusus, minusus mes patys savo prisigalvojam. Ačiū. Bravo.
Sveikinu, Osvaldai. Miela komisija, matau, kad nustebę, juokėtės, šypsojotės ir kaip apie vyrus pasakojo. Todėl prašau įvertinti Osvaldą. Osvaldai, komisija tave įvertino, beliko tik tai tau įvertinti patį save. Kiek pinigėlių tu save vertini? Na, baisu, bet 300. Ne. 300 litų. 1, 300 litų, 2, 300 litų. Be jokių žodžių, taip save įvertino Osvaldas. Kiekgi įvertinot jūs, Asta, Osvaldo pasirodymą? Prašau, trumpai ir aiškiai. Viskas buvo pasirodymas. Trumpai ir aiškiai. Negaliu kitaip įvertinti kaip klaipėdietė, klaipėdiečio, kuris slengų tarmių metus klaipėdietiškai nebegaliu pasakė. Šaunuolis, tavo pastebėjimai, tavo atradimai, ne internetas. Ne kažkas kitkas. Man širdžiai bus ramu. 250 litų. Man ramu, kada kad tu užsidirbai. Ačiū, Asta, 250 litų jau tavo kišenėje, beveik. Jurijau, jūsų vertinimas. Tai gal pirmas jaunuolis apskritai dalyvis, kuris taip aktyviai, teatrališkai, su gera reakcija ir gan plastiškai kūne žaidė tą gerą juoko žaidimą. Bet mane erzino balansavimas tarp primityvumo ir retkančiai staiga kaip sprokstančių gerų bairiukų. Dėl, turbūt dar jūs nesusiformavęs, esat pradiniai stadijoje, kaip sakant. 30 metų, normaliai. Bet matyt, kad arba nedažnai tokius dalykus darote. Ne, taip, Pirmą tas man. kartą? Jo. Pirmą kartą. Tad už tos blikstelėjimus, tokius trumpus, kurie labai originalūs, aš jums pasiūlyčiau gerą sumą, kuri tikrai įrodytų, kad jūs esate talentingesnis, nei jūs pats save vertinat. 150. Normaliai. Jau 400. Reiškia, savo 300 tu jau turi. Violeta, nuoširdi, bet labai trumpai pasakant. Osvaldai, aš pasivežu vadinbuvo, paskui aš pasižiūrėjau. Eik tu, va, 200. Ir taip 600 litų. Tokia suma įvertino tave komisija. Pats save įvertinai tą sumą, kurią netrukus tau įteiks mūsų nuostabioji bobutė. Taigi 300 litų šį vakarą laimėjo Osvaldas, aš sveikinu tave. O dabar kviečiame bobutę, kuri įteiks tau tavo laimėjimą. Kurį skiria bobutės paskola, tai yra 300 litų. Jūsų plojimai. Ačiū, Osvaldai. Na va, eilinį kartą save nuvertinau, galėjau gauti daug daugiau, bet 300 litų už kelias minutės geras lyginimas, aš įmu šitą darbą.